Taigi, papasakosiu labai trumpai apie spalvas. Apie tai, kaip mums jas reikėtų išsispausti paletėje. Tai aš labai mėgstu kalbėti pamokose apie spalvinę higieną, paletės higieną ir apie tai, kaip sąmoningai sumaišyti, pavadinkim, purvinas spalvas ir sąmoningai sumaišyti švarias spalvas. Tai tam reikia labai gerai žinoti, kas tapyboje yra šilta spalva ir kas yra šalta spalva. Ar ne? Ir mes žinome, kad mėlynos gyvenime yra šaltos spalvos, išsispausiu karališkos mėlynos. Bet taip pat žinome, kad mėlynos gali būti ir šiltos, ir šaltos. Prūsų mėlyna. Kaip matote, spaudžiu labai nedidelį kiekį, vien dėl to, kad galbūt galim sakyti, čia cerulėjimo mėlyna. Matom, kad jinai yra šilta mėlyna, bet atsidūrusi šalia kitos kažkokios tai dar šiltesnės spalvos, jinai pašals. Ir tai yra unikali aliejinių dažų savybė. Jos turi spalvinį santykį, ar ne? Kobalto mėlynos išsispaudžiu nedidelį kiekį. Tai nedidelį kiekį spaudžiam dėl to, kad ir dėl taupymo sumetimų, bet taip pat ir jeigu mums pritrūks, mes vėl išsispausim. Kai aš dirbu su savo tapyba, mano formatai yra dideli, tai aš spaudžiu visai kitokį ultramarino tamsioji, gilioji spalva. Prieš šaltas mėlynas spalvas, prieš šitą paletę išsispaudžiu šiltus atspalvius. Tai jeigu jau taip visiškai teisingai, tai raudona spalva turėtų būti čia, bet mano šitai paletė yra daugiau nei 20 metų. Olive žalia. Tai aš tas spalvas esu pramaišius gerokai, nes buvo metas, kada žalios visai nenaudojau ir raudonos nenaudojau. Tai FC tavušų žalia, tokia įdomi spalva, labai šaltesnė. Ararato žalia dabar mano labai mėgstama ir aš esu labai pamėgusi ją. Tokia tikrai, galėtumėm sakyti, šilta žalia, bet vėlgi kiekviena spalva turi tokią savybę sušiltėti dar labiau arba sušaltėti dar labiau, priklauso nuo to, kur jinai atsiduria šalia kokios kitos spalvos. Anglų žalia. Štai išsispaudžiu. Ir mes šiandien mokinsimės Viridovanoje Veridian žalia. Tokia labai stipri. Tai šiandien kalbėsime apie rudas spalvas. Kaip susimaišyti rudą spalvą, neturint paletį nei vienos rudos. Magentos išsispaudžiu būtinai. Iš magentos mokinsimės, kaip maišyti nepaprastai gražias violetinės spalvas, kadmio šviesi raudona. Tada labai mano mylima yra vermilionas. Panaši kadmio, bet labiau oranžinė turi atspalvą. Ir raudonų daug nespausiu, dar išspausiu kadmio geltonos, tamsios kadmio citrinos. Na štai. Ir kaip jau žinia, tapyboje nei juoda, nei balta spalvos nėra spalvos. Tai baltą aš spaudžiu visai ne paletės visumoj, ne rate, o trupučiuką atskirai. Na ką, pradėkime maišyti spalvas.